Ir šiandien turime tokias gražias viešnes, kurios atkeliavo su grupė Vartais. Jūs pasitikite, į sceną kviečiam Ivetą su Dominyka, Lietuvos balso kartos dalyvės, kurios varžėsi su šiais kitais grupės Vartais vyrukais. Bet jie yra draugai ir kaip smagu juos matyti šiandien nekonkuruojančius, o jums dovanojančius didžiulį džiaugsmą ir širdis. Paplokit. Super! Labas vakaras, kaip laikotės? Negirdžiu! Kai Lietuvos balso dvikovose mes susikovėm su šitom mergaitėm, aš buvau įsitikinęs, kad laimės jos, bet taip lėmė likimas, kad laimėjo mes. Buvo šiek tiek ir ašarų, buvo tikrai labai gaila. Ir aš pasakiau, merginos, mes tikrai dar sudainuosim kažkur. Aš žodį tiesiu. Fainai, aš manau, ne paskutinis kartas, teisingai. Šaunu, džiaugiuosi jūs matydamas čia. Aš nežinau, ką man daryti toliau, jeigu tu neuždegsi šviesos. Šalta man daros jau, tu paklausyk, kaip nuo stogas dusena lašai, o mane tu visai pamiršai. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tavo paslapčių. Tu pakviesk mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių, jos atskleis tavo paslapčių. Aš jau dabar žinau, kas tau svarbiau, išpaišyta auksinė vaza, mane nerašyta gila. Kam tu man nelabai, aš jau žinau, tau nereikia jokių gėlių ir nereikia jokių paslapčių. Tu pakviesk Mane į šiltus namus ir pamerk gėles į gražias vazas, paklausyk į gėlių,